Pasižiūrėk, kokie kingi video ir intro kokie įdomus. Pridam video prašau užduoti klausimus, todėl ačiū tiems, kurie uždavė klausimus ir šiandieną atsakinėsim. Martynas klausė, ar višta stovinti ant vienos kojos svers daugiau nei stovinti ant dviejų? Martynai, negi aš atrodo toksai durnas, nebūtina atsakyti iš tikrųjų šitą klausimą, bet tiesiog kit toliau. Martas klausė, ar aš dar naudojuosi Photoshopu, jei taip, prašo, kad parodyčiau kokį nesveiką darbą. Prašau, čia mano nesveikas darbas tau. Sugaišau tavęs 3 minutės laiko. Džentelmenas vardu Ovidijus klausė, ar esi buvęs užsienyje, jei taip, kiek laiko ir kokioj šaly. Jei ne, pasakyk ba. Džentelmenė vardu Ovidijau, aš nedarysiu tai, ką jūs liepėte, todėl, kad yra mano video ir aš neprivalau to daryti niekam. Ačiū už klausimą. Dama vardu Evelina klausė. Klausimas asmeniškas. Laisvas tu? Ir daug šypsenėlių. Na, Evelina, galiu pasakyti tik tiek, kad kaip ir tikriausiai laisvas, jeigu skaitant laisvas valandas ir laisvas dienas, kartais savaitgaliais, tai... Čia apie tą laisvą, ta prasme, apie... Ir toksai priedas, jeigu dedi prie klausimo daug šypsenėlių, tai nereiškia, kad tai juokas. Aš žinau, kad rimtai. Aš žinau. New Erkė klausė, ką jis veiks kitą vasarą? Na, New Erkė arba kitaip, tiesiog vadinsiu tave Erkė. Sprendžiant iš tavo kanalo, tai greičiausiai tu žaisi dar daugiau sampo ir filmuosi, dėsi videogagą savo tokios prastos kokybės klipus. Na, tai yra skaudi tiesa tau. Nebedaryk jų, prašau. Mes visi prašom. Bendravardis gražuolis Lukas kaip ir aš klausė. O tu, ar paspausi like po mano aerofotų, kurią tau siunčiau privatą? Edvinas klausė, kiek laiko vlogini? Na, mano pirmas video yra įdėtas prieš 13 mėnesių. Tai ko gero 8 mėnesiai, nes dar dariau 5 mėnesius pertrauką. Ačiū už klausimą. Džentelmenas vardu Vytautas su pavardė Kubiliumi. Užjaučiu. Klausė, jei rastum stebuklingą lempą ir jį galėtų išpildyti vieną norą, koks jis būtų ar kažkas panašaus, nežinau klausimą tiksliai. Pradžių galvojau paprašyti kokį 100 milijonų, po to galvoju, nu ką man tas 100 milijonų, aš susirgčiau kokią nepagydoma liga ir galėčiau susikišti tą 100 milijonų savo subinę, tiesa? Arba atiduoti vienam iš jūsų kaip prizą. Šiaip jeigu rimtai atsakant į tavo klausimą, tai greičiausiai pasirinkčiau sveikatą, kad visada būčiau energingas, nors ir aš dabar merginos energingas. Atsakant į tavo klausimą, rinkčiausi sveikatą. Rimvidas klausė, kiek panų esu turėjęs ir ar dabar turiu, o gal visos pabėgo, kai pradėjau š malti. Tas š malimas gal net ir savotiškai pritraukė, galėčiau pasakyti, o kiek panų esu turėjęs, aš nemanau, kad kažkada tiek toli esu nuėjęs, kad būtų, suprantat, ta prasme, nu, žinot. Tomas klausė, mano buvęs klasiokas, ką prisimeni iš mokyklos laikų. Prisimenu tokį dalyką, kai mes mušėm Karolį, tiksliau nemušėm, o per kiekvieną pertrauką taip silpnai per petį trankydavom, sekiodavom paskui jį. Aišku, kitą dieną sako, baikit, man skauda petį, man mėlynės yra, bet mes vis tiek trankėm. Aš atsimenu po to dar kažkas, tikrai neatsimenu, po to dar trečias prisijungė. Tai va, tokie smagus prisiminimai. Kažkam. Ko gero dabar tas Karolis mane paimtų su viena ranka ir sumuštų ir jeigu norėtų dar ir išprievartauti. Gal neprievartauk, bet ne, gal geriau atsiprašau. Beje, merginos, Tomas yra vienišas. Tomas Lukičiovas, Facebookas, 8, 9, 20, daug metų. Taigi, Klaipėdos universiteto studentas laukia jūsų pasiūlymų. Jeigu norit, galite parašyti jam į Facebooką, nes jis manęs to neprašė pasakyti, bet Tomai, prašau. Tai va, šiandienai tiek, bet prieš išjungdami išklausykit mane. facebook.com/warhau mano Facebookas, prašau visi kvieskit mane į draugus, maldauju. Taigi, šiandienai tiek, aš varau pas Remigijų Gargždus. Ką ten darysim paslaptis? Turim Secret Project, ne, mes tiesiog gersim. Meluoju. Negerkit. Čiau.